Sveiki! Šioje pamokoje parodysim, kokias dalis reikės naudoti vabalų robotui sukurti. Pirmiausia, tai žinoma reikės lydmetalio, sulituoti laidus ir prilituoti laidus prie kontaktų. Kad visos kitos dalis laikytis kartu, paprasčiausias būdas naudoti karštus klijus. Čia mes turime du rezistorius po 41 ohmo varžos. Varža gali skirtis priklausomai nuo to, kokias LED lemputės naudosite. Čia pas mane kaip tik yra dvi LED lemputės, baltos spalvos šviečiančios mėlynai. Toliau dar mums reikės 4 didelių sąvaržėlių bei 2 elektros variklių paskaičiuotų 1,5 voltų įtampai. Jie veiks, aišku, su elementais, kurie yra AA tipo ir yra 1,5 voltų. Akims naudosime paprastus butelių kamštelius, o čia matote termoizoliacinius vamzdelius, kurie yra skirtingų spalvų, skirtingų dydžių ir dydį pasirinksime pagal tai, kokius laidus naudojame. Toliau matom 2 paprastus jungtukus, 2 kontaktų jungimų išjungimui. Tiesa, pas mane yra 3 kontaktų jungtukai turėjau, tai vieną užlenkiau, nes jis bus nereikalingas. Ir dar mums reikės 2 jungtukų nefiksuojamos padėties, 3 kontaktų, kurie reikalingi tam, kad variklį perjungti, srovę variklyje perjungti į priešingą pusę, kad variklis galėtų suktis į priešingą pusę. Ir naudosim keletą laidų, juos pasirinkau spalvotus, kad būtų lengviau aiškinti, kaip viskas sujunginėjama kitose pamokose. Ir žinoma, reikės elementų dėžutės, elementų laikiklio, kad sudėtume mūsų naudojimus elementus. Tai vat visos dalis ir kaip jas junginėt, pamatysite kitose pamokose.